Sveiki gyvi lietuviai, tautiečiai, vėl čia aš, Saulius Šarkauskas ir tavo namai Kipre. Praeitoj rubrikoje mes kalbėjom apie kaip pasirinkti būstą Šiaurės Kipre, kokius niuansus, į ką atsižvelgti. Tai pasižiūrėsite, kas nematėt praeitą mano video, kaip pasirinkti būstą, o dabar, kaip ir žadėjau, kalbėsime kaip būti neapgautam, iš tikrųjų, perkant nekilnojamą turtą Šiaurės Kipre. Tai apie tai labai aktuali tema dabar, šiai dienai tapo jinai, nes daug tokių nusivylusių žmonių, kurie įsigijo per, taip tariant, vadinamus agentus, kai vietiniai čia agentai jos vadina pliažiniais agentais, kurie tiesiog kaip ir aš, nusipirko nekilnojamą turtą ir tapo agentais, tipo agentauja ir siūlo pirkti kitiems. Tai jie kaip ir praėjo tos ir tipo viską žino. Nu, apie mane galite sakyti irgi taip pat, aš toks esu, bet taip, aš buvau toksai, bet ne jau tiesiai pastatytojo ir gero pinigo iškart pasidaryti, kaip jie tenai visi darosi, o tiesiog sunkesnį kelią pasirinkau, nuėjau, pasirašiau sutartį su vietiniam licencijuotom agentūrom, kurios dirba daug metų ir jais galima pasitikėti. Tai va, apie tai ir bus kalba, kaip tinkamai pasirinkti nekilnojamo turto agentą, su kuriuo jūs dirbsite, sakysim, kas jums siūlys ir tiesiog apie tą temą ir kalbėsime. Tai va, tas pats agentas, kurį jūs renkate, sakysim, jūs siūlo kažkas pirkti būtą, nu tai klausimai, kokie jam turėtumėt užduoti, sakysim. Tai va, jis turėtų pirmiausiai dirbti arba bent jau turėti oficialią sutartį su kažkuria tai oficialiai licencijuota ir registruota nekilnojamo turto agentūra Šiaurės Kipre, būtent Šiaurės Kipre. Kas tai yra labai svarbu, nes šiaip tokia gal greičiausiai, kad taip ir bus, nes tų pliažinių agentų jau statytojai, sakysim, vystytojai jau nebepriiminės. Turėsim bet kokiu atveju visi kažkaip tai apsiforminti save ir būti legalus, kad ir mokėti mokesčius nuo jūsų kažkas sumokėtų už jūsų tai gaunamą atlygį. Tai va, iki šiol dirbo labai daug tokių, kurie tiesiog jums įsiūlo, jūs nusiperkat, o paskiau skambinat kitiem agentam, padėkit parduoti, nes man sakė, kad už pusę metų aš uždirbsiu pinigų, jau dar nesumokėjęs visų, sakysim, į statybas investavau ir už pusę metų noriu jį parduoti, o jis bus pastatytas tik už 3 metų, tai, o jau noriu uždirbti. Nu, taip nebus, iškart jums pasakau, kai jeigu jums kažkas taip sakys, kad jūs uždirbsit už pusę metų, tai dar, tai jisai, nu, šito agentų pasitikėti nereikėtų. Tai va, ir ką pasikartosiu, šitas agentas turėtų dirbti arba turėti sutartį oficialią su licencijuotom vietiniam agentūrom, registruotom Šiaurės Kipre. Tai va, čia yra pats svarbiausias dalykas. O kodėl reikėtų tokiais agentais pasitikėti? O todėl, kad tos agentūros dirba jau, sakysim, viena agentūra 20 metų, su kuria aš turiu sutartį pasirašęs, jos niekur nedings, čia jų darbas yra ir čia jų tiesiog, jie yra vietiniai. Nedings, turiu omeny, kad jeigu jums kažkokių klausimų kils, apie ką mes dabar kalbėsim, tai jos visada gali kreiptis, jeigu jūs įsigijat per tokius agentus. Tuo labiau, kad jūs agentui nemokat jokių bonusų, sakysim. Bonusus gauna iš pardavėjo. Tas, kas parduoda, agentūras pasiema savo bonusą iš pardavėjo. Pirkėjas čia visiškai nieko nemoka, apart mokesčius, kada kažką įsigyja. Čia kaip ir normalu. Tai va būtent, taip kad nėra taip, kad kažkas sakys, oi, tau nieko nekainuos, iš tavęs aš neimsiu pinigų jokių, jeigu tu pirksi per mane. Tai čia niekas ir neima tokių pinigų, čia agentai iš pirkėjo neima pinigų už tarpininkavimą. Tai va, einam toliau, tai va, tai kaip ir sakau, turėtų licencijuotose agentūrose būti, kad jos būtent prisimtų visą atsakomybę už jūsų visą sandorio procesą. Nuo parinkimo, sakysim, net ne nuo parinkimo, gal sakysim, nuo pat pasitikimo jūsų oro uoste, apgyvendinimo ir po to, sakysim, viso proceso to parinkimo jūsų būto,
apie tai kalbėsim vėliau. Tai va, ir sakysim, toliau einam tą temą, tai va, visų poreikius užtikrins ir pirkimo sandorio teisėtumą per advokatus, registraciją registrų centre, sakysim, ir visus tos klausimus ateinančius, sakysim, jūs spręsite su savo agentu. Kad turėtumėt kam paskambinti ir paklausti, sakysim, o ne tai, kad skambinat ir nebekelia ragelio, nes jis jau bonusų pasiėmė ir viso gero, man tu nebeįdomus, aš jau ieškau kitų aukų, kuriam parduoti, prastumti savo tą būstą ir pasiimti didelius pinigus ir už nieką nebūti atsakingam. Tai šiaip čia mano patirtis asmeniška, kad aš pirkau per agentūrą tiesiogiai vietinę, kuris seniai dirba, jie yra kipriotai. Tai ir sakau, neturiu problemų, reikia transferio, paskambini, jokių problemų, užsako transferį. Reikia dabar man skaitliuką elektros persirašinti savo vardu, jokių problemų, tave atvažiuoja, pasiema, veža į vietinę kipteką, ten vadinamės taip elektros tinklai, padėjo turkiškai susikalbėti, pasirašyti dokumentus, sumokėjau, dabar man sąskaitos tiesiogiai ateina už elektrą apmokėjimas. Viskas yra, sakau, niekada nesako ne. Visada padeda bet kokiais klausimais. Tai va, tai tas ir yra, kad jeigu jūs ir pirksite išsimokėtinai, investavę į statybas ar pirksite jau įrengtą, vis tiek visokių klausimų kils ir atsakymus gausit iš vietinių agentų, nes jie seniai dirba, jie viską žino, jie nėra atvykėliai iš Lietuvos, kurie, sakysim, atvažiuoja atostogauti arba sėdi Lietuvoje namuose kažkur tai ir jums agentauja. Jie yra vietiniai, jie visą laiką sakau, klausimai kils, visada galite kreiptis ir jokių problemų, visada jums visur padės, bet kokiu klausimu. Tai va, tai taip pat skaičiuklių reikėjo priregistruoti, važiavo, nuvežė, viską prisiregistravom. Paskui komunikacijų bus visokių mokėjimai, paskui būsto nuomos klausimų kils jums vėl kažkur tai, kas jums nuomos, čia vėl klausimai tokie eiliniai, susisiekimo klausimai, medicininiai, mokyklos, gal vaikai, universitetai, gal persikelsi čia gyventi. Sakysim, ilgesniam laikui jiems daug klausimų kils ir apie visą tai reikėtų žinoti iš tikrųjų. Ar tai domisi tie pliažiniai agentai, kurių greičiausiai nebeliks greituoju laiku, tai nežinau, bet tai, kad dabar girdžiu ir skambina žmonės nusivylę, kad niekada daugiau neinvestuočiau į Šiaurės Kiprą, sako, nes mane nuvylė, tiesiog aš noriu parduoti, užsidirbti, sakau, jokių šansų, jums nėra statybų eigoje parduoti, todėl, kad čia yra vystosi statybos ant tiek dar ir 10-15 metų į priekį statysis ir jums statybos metu parduoti ir užsidirbti šansų nėra jokių. Jums iškart pasakau, čia yra investicija ateičiai, čia yra, kada jau pastato būstas, sakysim, tada jau gali galvoti kažką, tai jau ten, kadangi tu investavai, pirkai už pigiau, ten užsimetei kažkiek, tai ten gali parduoti, kad kils kainos, tai čia faktas ir jos bus gerokai patrauklesnis, bet jau tada, kada jau tavo būstas bus įrengtas, sakysim, tada jau jis yra patrauklumą turės. Gal nebus dar už 5 metų, sakysim, taip patrauklus dar daugumai pirkti, todėl kad statytojai duoda išsimokėtinai nuo 30% pradinio įnašo ir per 6 metus be jokių palūkanų. Taigi, čia sakau, čia į tą akcentą reikia akcentuotis, kad jeigu jums sako, kad jūs uždirbsit po pusės metų įnešę kažkokią dalį pinigų ir norėsit jau uždirbti, čia labai sėkmės reikalas. Čia gali pasisekti jums kažkas tai ir norės būtent tam projekte būsto ir jisai turės tą sumą pinigų, kiek jūs jau esat jau įnešę, ne 30%, sakysim, jau nuo 100 000 30%, tai yra 30 000, sakysim, jūs bus įnešę 100 000 ir norėsit 100 000, 120 gauti, gal neužsidirbę. Ir nieks nenorės mokėti jums, nes statytojas dar stato šalia tokį pat namą ir duos jums už 30% investiciją. Aišku, jis bus gal už metų 2 vėliau pastatyta, bet tai yra investicija tiesiog. Jums nesvarbu, ar už metai dar palauksit ir jums mokėsit daug mažesnį pradinį įnašą ir išsimokėtinį turėsit ilgesnį laiką. Taip kad, tai va, vėlgi, tai kai perkat, sakysim, gyvenimą, atostogom ar investicijai, čia tai vėlgi klausimai, jei investicijai perkat, tai parduoti greitai uždirbti jums nepavyks, tai apie tai ir kalbėjau, aš ir pasirašęs esu čionais, kad tokie klausimai, nes ir sakiau, kad čia dar statysis 10-15 metų į priekį tų projektų bus ir jums parduoti statybos eigoje, apie tai neturėtume svarstyti.
Tai va, todėl, kad išsimokėti negaunat iš statytojų už mažesnį daug sumą pradinę. Tai va, tai yra tokių agentų, kurie, sakysim, nesažiningų iš tikrųjų iki šiol, ką mes matėm. Tai kad irgi pasitinka jūsų oro uoste, viskas tvarkoja, nes čia ne agentai moka už jūsų atvykimą, o statytojai viską apmoka už jūsų atvykimą, už jūsų apgyvendinimą, už pavežiojimą po objektus, už viską sumoka pats statytojas. Agentai tik tai su jumis kaip tarpininko tokį vaidmenį atlieka. Tai va, ir kiek esu matęs dar tokių dalykų, kad aprodo ten, nežinau, važiuojas tas 3 dienas po objektus, aprodo tu 1, 3, 5 objektus, bet sako, va šitas va yra pats geriausias. Va. Čia va ta vieta, unikali, čia jūs uždirbsit 100% pelningumą, čia jums dar prišnekės tokių vėjų, kad jūs ten, jeigu jūs gražiai kalba ir jūs patikėsit jo žodžiais, tai jis sakys, va šitas va, pats geriausias. O kodėl jis pats geriausias? O todėl, kad jam yra geriausiai uždirba iš šito objekto ir viskas. Arba jis jau yra Amerikos jos pinigus kažkiek, tai todėl jam reikia labai parduoti. Va taip, ir jeigu taip sako, tai čia toks kaip ir marketingas toks visai aiškus visur yra. O visur yra čia gerai, bet šitas yra pats geriausias. Tai čia tokie dalykai, agentais manipuliuoja žmonėm ir mes šitaip irgi pastebim tokius dalykus. Aš kaip ir prieš tai laidoje sakiau, kaip pasirinkti būstą, pasakojau, tai jūs turit patys pirmiausiai pajausti, nuspręsti, todėl kad jūs dabar tokiais tempais statybos vyksta ir visas pasaulis investuoja į Šiaurės Kiprą nuo lankstinuko. Tiesiog pamatė lankstinuką, labai gražus vaizdai lankstinuke, gražios kainos yra nustatytos, ta lokacija kažkokia maždaug parodo ir aš tikrai nustebęs esu, kad žmonės perka online. Perka nematydami, nežinau, ar jie yra buvo anksčiau, nebuvo, bet kad perka online, čia faktas, man iš panosės nupirko, kur buvau išsirinkęs savo būstą 15 minučių laikotarpį. Buvau išsirinkęs, sako, einu po kavinę, pasėdėsiu, atsigersiu kavos, pagalvosiu, ateina statytojo atstovas, sako, tu nebegalvok, sako, jau tą nupirko telefonu, eina ieškoti kito. Tai mane labai nustebino ir, sakau, net ir paskatino iš tikrųjų nelaukti ir negalvoti, kad, gal kažkada tai atpigs, ar čia ne, to nebus. Atpigti gali nebent pigiau, ne atpigti, o pigiau nupirkti gali tik tokiu atveju, jeigu žmogui reikia labai pinigų ir jisai sakys, aš kažkur noriu kitur investuoti arba noriu parduoti, nusipirkti kažkokį didesnį būstą, keisti iš vieną į kitą. Ir tokiu atveju, arba staigiai reikia pinigų, ir tokiu atveju jūs galite nupirkti pigiau. Tai atsiranda tokių, tikrai yra žemiau rinkos, net žemiau statytojo kainos, yra tokių. Čia labai retas atvejis, čia reikia gaudyti, reikia atrasti tokių, bet jų yra. Bet čia labai nedaug, nes iš kiek objektų stato ir perka online ir namas dar nepradėtas statyti, o jis dažniausiai jau būna išparduotas. Bent jau 70%, tai 100% aš jums garantuoju, kad dar namas nepradėjo statyti. Namas pradeda statytis, jau sakysim, iš 2-3 mėnesių būstų gali būti, kad ir nebenupirksite. Keista girdėti, taip, bet reikia, kai jūs atvažiuosite į Kiprą, pamatysit, kaip tai vystosi, tai nenuostabu, pamatysit, taip ir vyksta iš tikrųjų. Tai va tas ir yra agentūrų privalumai tokių, kurie, jie niekada nepabėgs, jie tiesiog visada bus pririšti prie jūsų, sakysim. Jūs nupirkote agentūrą, pasiėmė bonus už jūs, ne iš jūsų, o iš statytojo. Ir tiesiog jūs aptarnauja visame tame aptarnavimas vyksta. Ar metai, ar 2-3 praeis, jums kils kažkokių daug klausimų ir agentūros, kurios vietinės yra, jie turi, sakysim, toje agentūroje, kur aš esu pasirašęs, tai 20 žmonių dirba. Jie turi visi savo, sakysim, darbus pasiskirstę, kas už ką atsakingas. Tai ir ten, sakau, čia yra pasitikėjimas, tokiuose galim pasitikėti. Bet tais, kurie, tu mano draugas, aš tau parduosiu butą, bet tas draugas paskiau kažkodėl skambina visai nepažįstamų žmogų ir prašo, kad tu man padėk parduoti. Tai čia tavo draugas tik tai tuo metu, kada jisai nori tau parduoti būstą ir už tai uždirbti.
o po to jis greičiausiai bus nebe tavo draugas. Tai va tie agentų karai iš tikrųjų vyksta, jie tenai visi nori gaudo tos klientus, gaudo juos ir nori pritraukti į savo pusę ir pripasakoja jums daug ko gražių dalykų, bet paskiau po laiko jūs pamatėt, kad ne, vis dėlto man ten netinka, aš ten nenorėjau, mane įkišo, mane apgavo ir Šiaurės Kipras pasidaro labai blogas. Šiaurės Kipras nėra blogas, jis yra visada geras, tiesiog yra jūsų pasirinkimas blogas gal buvo tuo metu. Tai va, ir sakau, tai kas yra dar labai aktualu, agentas jums sakys, mes irgi viską patikrinsim per advokatus, viskas vyksta per advokatus, viskas kaip ir gerai yra. Tai va, bet per advokatus viskas patikrina, kad duomenų bazė, kad jis nebūtų įkeistas, kad nebūtų skolų, kad žemė, kurioje stovi namas, turėtų titulą kažkokį, nes ten tie titulai dabar žemės, kad daug kas, sakysim, prigazintų, kad kažkokiu ten graikam priklauso žemė ir iš jūsų atims tą turtą. Yra tokių baimių, daug tokių temų čia buvo, ypač pietuose, kurie gyvena lietuviai, labai mėgsta gazdinti visus kitus lietuvius, kad negalima važiuoti Šiaurės Kiprą, nes tenais daug su automatais vaikšto, tenai sienos yra, ten jie šaudo, ten gaudo ir ten kalėjimus sodina. Visokių tų istorijų aš girdėjau ir neseniai čia iš tikrųjų buvom ginčijomės su vienais lietuviais čia, kurie man įrodinėja, kad čia yra okupuota šalis ir iš mūsų atims tą nekilnojamą turtą. Tai šitą galiu jums iškart nuraminti, nes tos žemės jau seniai jos yra padalintas, kurie vieni su kitais apsikeitė, apie titulus nežinau, ar kalbėsiu šiandieną, pažiūrėsiu, bet greičiausiai gal čia kitą temą gal pasirinksim tos titulus, kad tai pasakysiu, kad čia yra, žemės yra visos sutvarkytos jau senai, tarptautiniu mastu. Nesvarbu, kad jinai dar nėra pripažinta, čia yra laiko klausimas. Šiuo metu pastatytas aerouostas pats didžiausias visam Kipre, tai yra Šiaurės Kipre. Kam jisai reikalingas klausimas? Toks didelis, jeigu čia nėra srauto ir čia nepripažinta, nieks neskrenda. Tai čia yra pasiruošimas, kadangi 50 metų jau yra kaip nepriklausoma šalis, jinai po 50 metų turi kažkokį klausimą spręsti. Jisai dabar kaip tik po 74 metų įvykių ir yra 50 metų, tai gali būti, kad ir šiemet, gal kitais metais čia tas pripažinimas jisai atsiras ir visas susitvarkys. Ir keliai daromi, tarp kitko, keliai iš Pafoso autostrada daroma iki pat šiaurinio galo kito tiesimo, taip kad jinai viena bus. Kodėl? Nereikia čia gąsdinti, viskas yra gerai. Tai kurie dabar dar spėsit investuoti, tarp kitko, iš Šiaurės Kiprą, kada kainos yra dvigubai ir net ir trigubai mažesnės, tai dar spėsite investuoti ir gauti kažkada tai didelę grąžą. Dėl to, tai paskubėkit. Tai va, ir titulai viskas tvarkoja, čia žemės yra tiesiog žemė, kam priklauso, ar turkams, ar buvusiam kažkaip graikų, bet jie apsikeitė ir vieni su kitais ir viskas yra legalizuota dabar, apsikeitimo būdu. Tai va, ir parenkam, atvažiuojat, pasirenkam tiesiog nekilnojamą turtą, kažkur tai, atsiprašau, tai visame tame, tas ir yra tema. Dabar aišku, pas mane greitai trumpai nebūna, tai nežinau, ar dabar gal ir apimsiu dar vieną temą iš tikrųjų. Gal ne tema, gal čia prie to pačio klausimo, tai va, jeigu jis agentas, sakysim, kas jums kažką, tai va, sako, aš tau parduosiu, aš esu kietas agentas. Tai va, jeigu užklausit klausimų, tiesiog pirmiausia, žinai, kokio agentūrų jisai dirba, lai parodo ofisą, sakysim, ten agentūros tos, kurį jis dirba, kurį, sakysim, tvarkys tos dokumentus, ne statytojas. Statytojas tik tai jums parduos būstą, sutartį pasirašys su statytoju, įsipareigojimai bus statytojui, jūsų įsipareigojimai statytojui bus išsimokėtinai, sakysim, per kažkiek laiko mokėti statytojui už tą būstą iki raktų. Po to raktus atiduodat, viso gero statytojas tenai, sakysim, įsipareigojimas kaip ir baigtas. Mes įsipareigojom pastatyti iki raktų, sakysim, kas mes įsipareigojom, mes jų viską įvykdėm, o po to jau ten visi mokesčių mokėjimai, čia jau ne mūsų reikalai yra, o tuos reikalus tvarko agentai. Visos, kas liečia mokesčius, patikrinimus, būtent žemės titulų, ar sakysim, ten paskui, kaip ir sakiau, skaitliukų pasirašymas savo vardu,
ten visi kiti mokesčiai einantis, gerbūvio mokesčiai, ten komunikacijų pajungimo mokesčiai yra tokie, ten tų pačios žemės išpirkimo mokestis net yra iš tikrųjų. Anksčiau buvo 3%, kai aš dar pirkau, dabar yra jau 12%, nors galima pasidalinti 6%. Iškart sumokėti reikia, 6 galit nemokėti, bet kas atsitinka su žemės, po kurios stovi, ant kurios stovi tas pastatas, sakysim, jūsų kažkokia dalis žemės jums nepriklauso. Tai čia vėlgi yra tokia, gal nesakyčiau ne rizika, o toksai ir pliusas, ir minusas. Nemokat 6% dar papildomų, sutaupat pinigų tam kartu. Jeigu jūs norit perparduoti būstą, sakysim, nenorit ne savo perkat, o investicijai kažkaip perpardavimui, tai gal ir neverta jo išsipirkinėti iš karto. Bet jeigu jūs perkat savo ir tiksliai žinosit, kad čia aš neparduosiu jo, tai tiesiog nusipirkit iš karto tą titulą, tą žemę, nusipirkite iš po jo ir tada neturėsit problemų. Jeigu norėsit ir parduoti, tada jums nereikės kreiptis į statytoją ir prašyti kažkokių prašymų, leidimų, kad leiskit man parduoti. O kas atsitinka tada, kai jūs nesat išsipirkę to žemės titulo, tai statytojas iš jūsų gali paprašyti kažkokį tai atlygį už tai, kad leistų jums parduoti. Tai gali būti čia ir nepigiai, ir ten gali ir 1000, ir 3, ir 5000, gal ir net ir daugiau gali paprašyti, sakysim, čia nuo vertės jūsų būsto priklausys. Nes esate kaip ir pririštas prie to statytojo. Iš vienos pusės kaip ir nemokat už žemę, o paskui parduoti jūs jau kaip ir turit prašymą leidimą gauti. Jūs kaip ir būstas yra jūsų, bet ant kurio stovi jūsų būstas, žemė yra priklauso statytojui. Tol, kol neišsipirko titulo, tai jūs atkreipkite dėmesį. Tai va tas ir yra, kas... Tai va tai yra, kaip perkat NT, kaip investicijai perparduoti. Tai klausimas, ar jūs galėsite jį parduoti, nes statybos metu. Jei investuojate į statybas per 3 metus, kol jie stato, tai va tas ir yra, kad ar galėsite uždirbti. Jūs didelis klausimas yra, jūs greičiausiai nelabai uždirbti, arba labai jau reikėtų, kažkam, sakau, labai nori kažko tai tavo vietoj, sakysim, to būsto norėjo, jis tenais ir, visi išpirko, aš pagalavau ir, gerai, perpirkau, nes turėjau ten daugiau lėšų, sakysim. Tai va, ar leis statytojas parduoti, kol jūs neišsipirkote, galutinai neišmokėjote visos sumos, tai čia irgi klausimas. Čia jau statytojas gali leist, gali neleist, čia kaip sutarty pas jūs pasirašyta bus. Jeigu sutarty bus į punktas įrašytas, kad taip, statytojas jums leidžia parduoti statybos metu, tai viskas gerai. Bet aišku, jis pasiims savo mokestį kažkokį tai už tą leidimą, kad jūs galėtumėt parduoti. Čia gali būti vėlgi klausimas, koksai procentą jie paims už jų leidimą jums parduoti savo būstą. Ir kokie papildomi mokesčiai atsiranda tuo metu. Na va, dar papildomai mokesčių visokių dar laukia jūsų, kurie įsigysit galutinę kainą, kokie bus. Čia va klausimas. Aš paskaičiavau maždaug kažkur tai apie 15% jūs turėtumėt pridėti prie savo tos kainos, kuri yra parašyta pas jūsų sutarty. Tai čia įeina mokesčiai ir dar įrengimas pačio būsto. Tai va, čia apie 15% aš taip. Aš mokėjau kažkur panašiai apie 15% būsto kainos, dar plus reikia dadėti, kad dar kainuosiu mokesčiai plus įrengimas, sakysim, nes statytojas jums atiduoda baltas sienas, lemputė kabės kažkokia tai pakabinta, kondicionierių nebus, virtuvinis komplektas įstatytas, bet nebus buitinės technikos, nebus kondicionierių, kas ten dar, to, ko reikia buičiai, to viską reikės susipirkti patiems. Bus įrengta dar vonios kambarys, bus įrengtas tualetas, dušas, kriauklė. Gali būti, kad dar net nebus, sakysim, atitvarų pačiam dušiniai. Dar gali būti, kad nebus šitokio dalyko. Tai va, šitą irgi reikia visus, kaip sutartį pasirašinės. Čia kita tema mano bus, kaip kontraktą skaityti, bus kita tema. Apie būtent kontraktus su statytojais. Tai va, kas ten toliau, pas mumis žemės išpirkimas, tai kad, sakau, norit, nenorit, čia gerbėjo mokesčiai visokie, paskiau skaitliukų visokie ten, kaip ant savęs pasirašinėsit, vėlgi kainuos jums dar papildomai, bet aš sakiau, kad apie mokesčius žemės, paskiau irgi ten, ne žemės, to nekilnojamo turto mokestis taip pat yra.
Taip kad, tai va tų klausimų kaip ir nemažai kyla, iš tikrųjų, kai va jeigu klausimus šitos užduosite, maždaug ką aš jums sakiau. Bet čia sakau, jeigu jūs dirbat, agentūrai dirba žmogus, kurį yra oficialiai įregistruota Šiaurės Kipre agentūra, senai dirbanti. Tai viskas tvarkoja, aš 100% garantuoju, kad ten apgavysčių nėra, pasirinksite jūs, ko norit, viskas bus patikrinta, būstas bus jums teisingai paruoštas, padarytas ir apiformintas ir jokių problemų neturėtų kilti. Nebent jūs patys tuo metu emociškai pasirinkot būtą vieną, paskiau staiga jums pasidarė kažkaip nemielas jisai ir ar susiradot kažkur kitur, gražesnėje vietoje ir jums dabar norite jį parduoti, bet čia irgi ne problema, kreipėtės savo agentūrą, kurie taip pat užsiema ir nuomą ir perpardavimu antrinėje rinkoje būstus ir taip, kad problema šita bus išspręsta. Tikiuosi, kad aš jums padėjau, jūs pasiklausysit mano tą video dar gal 2-3 kartus ir užsirašysit visus klausimus agentam, kurie norės jums parduoti. Jei jie neatsakys jūsų klausimas, jūs visada galite kreiptis į mane, aš jums padėsiu visais klausimais. Aš dirbu licencijuotui Šiaurės Kipre registruotoje agentūroje. Aš Saulius Šarkauskas ir visada būsiu su jumis, jeigu jums to reikės. Viso geriausio.